Jeigu klausimas dėl migrantų, tai čia lietuviškai galbūt reiktų pavadinti atėjūnų. Čia ilgas būtų aiškinas, kodėl jie ateina, tai matyt todėl, kad kažkas jam padarė tokias sąlygas, kad jie eitų ir tokias sąlygas, kad jie norėtų ateiti į tam tikras vietas. Bet pakilus į aukštesnį žmonių programavimo lygį, tokį kaip jau religijos, tai galim lengvai paskaičiuoti ir kiekvienam suprantamai matematiškai. Jeigu statė programą į smegenis iš lamų reiks suprasti kaip vienuolių parašytą programą, tai pagal tą programą iš lamo, taip vadinama, šalių gyventojams ir moteriams ir vyrams nėra jokios graužasties, jeigu vienas patinas, vienas vyras turi 2, 3, 5 ar 50 žmonų patelių. Reiškia, tokiu atveju atitinkamas kiekis patinų vyrų lieka be patelių. Reiškia, 2, 3, 5 ar 50. Tai tie patinai, aišku, norėdami savo prigimtinės savybės patenkinti, savo sėklas kažkam perduoti, ieško tų patelių kitose kraštuose. Be to, lieka didelis kiekis patinų, kurie gali dalyvauti džihadėse, kariuose ir visur kitur. Ir tas patinų perteklius laisvai tada keliasi į kitus kraštus. Ir kaip žinote, pas mus mados tokios, kad būtų ten seksualu, kad būtų stilinga. O tas mados, kaip atrodo, matėt pačios, vaikšto su triuskais, kurios vadina šortais, džinsais ir panašiai. Reiškia, tokias patelės jau gali apsėklinti, net į kelnių nenumovę. Ir įsivaizduokit, kad tie iš lamo patinai galvoja. Kai pas juos patelės taip susuktos, kad rūbai iki kulnų turi būti, dengti iki alkūnių, galva uždengta, tai ten net pasvajot negali, ten sena ir jauna kartais eina iš viso. O čia vaikšto jau tokios, kaip sakiau, kad jau nieko ir daryti nebereikia. Atsižvelgiant dar į tai, kad pas mus dalis patinų savo sėklas išleidžia kitų patinų šikamas skylės, tai tenais vaikai neauga. Nei vienas, nei kitas patinas turbūt į moterim neužsiminė, irgi palikonių neturi, dalis į kunigus išeina, ten irgi neturi palikonių, ir taip lieka tų patelių, merginų, moterų, neapvaisintų vietiniais vyrais. Ir kaip minėjau prieš tai, iš lamo atvykę patinai, kaip mato, čia dažniausiai tokias kvailiausias ir negražiausias mergas sekioja, išoriškai prastos veislės, nes jam turbūt netiek ta moteris grožio svarbu, kai iš vis bent kokią moterį turėti. Antras dalykas, tai kad ir vizas tada jam pagreitina gauti ir važinėjant po Europos šalis, ypač Skandinavijoje, ten daug kur aerouostose matosi bronzinių skulptūrų tokių padaryta, gražios formos merginų, kur užpakalis atstačiusios laukia, arba išskrendant, kad ir iš Göteborgo aerodromo, ten toks ant sienos paveikslas, kaip fotografija, galim sakyti, gal kokių taip 10 metrų ant 5 dydžio, kur priekė baltais plaukais mergina, už jos juodais plaukais ir su juoda barzda toks vyriškis, į laiką ranką iškėlęs, kažką tokio nesuprasi, ne tai piniginė, ne tai pasas, bet greičiausiai reikia suprasti, kad nesusiradai blandinės ir vėl išskrendi iš Göteborgo. Būtum kokia susiradęs, tai būtum likęs.